faktiškai per minutę gali pasidaryti marinuotą agurką. Pirma, mums reikia agurkų. Šitus agurkus užpilsime marinatu. Marinatas yra pagamintas iš vandens, druskos ir acto. Dėkit tiek, kiek jums patinka. Į vandenį įdėjus šiek tiek druskos ir įpylus šiek tiek acto, mes pasigaminam savo marinatą. Į marinatą dedam savo žalius agurkus. Viską dedam į vakuumo kamerą ir pradedam vakuumuoti. Agurkas savyje turi labai daug oro kišenių. Marinavimo metu mes tą orą norime pakeisti marinatu. Vakuumas mums padeda, nes šitas oro kišenes jisai išsiurbia. Ir kai mes įleidžiame vėl atmosferinį slėgį, mūsų marinatas įsigeria į visas tas oro kišenes ir agurkas patampa marinuotas per 30 sekundžių. Marinavimo procesas baigėsi. Ištraukus mūsų marinuotą agurką ir palyginus jį su šviežiu agurku, matom, kad net vizualiai jie skiriasi. O iš tikrųjų, jos skonis yra kaip šviežiai marinuoto agurko. Bet jei namuose norėsi tokį pasidaryti, tau nereikia vakuumo kameros, vakuumo pompų ir panašiai, užtenka tokio buitinio maisto vakuumavimo agregato. Namuose darant procesas labai panašus. Pasiemam marinatą. Į marinatą dedam savo agurkus, visą marinato indą dedam į vakuumavimo maišą ir vakuumuojam. Namų sąlygom užtrunka šiek tiek ilgiau, nes mūsų vakuumo pompa nėra tokia galinga, bet